Neužmirštamas kelionės į Aziją organizuoja kelionių organizatorius Voyage Voyage. Sveiki, aš Justė, virtuvės mitų griovėjų komandos Mixologija. Šiandieną jums norėčiau pagaminti vieną iš seniausių pasaulyje kokteilių Old Fashion. Jam mums reikės viskio, cukraus, marašino vyšnaičių, karčiosios trauktinės, Angostura Bitters, apelsino ir būtinai šaukšto ir ledo. Pradėkime nuo cukraus, šaukštelis, karčiosios trauktinės Angostura Bitters, keli lašeliai, apelsino žievelė, viską patrinam, kad išsiskirtų eteriniai aliejai apelsino žievelės. Šitam kokteiliui reikės 60 ml viskio, bet jį pilsime per kelis kartus, kad alkoholis neatsiskiestų, o susilietų su vandeniu. Pilu 20 ml ir viską maišau. Tai bene vienas ilgiausiai gaminamų kokteilių. Jo gamyba trunka apie 4 minutės, bet tas 4 minutės tikrai verta pasukinėti tą ranką, nes skonis tikrai atperka šitą darbą. Mes turime 20 ml viskio ir šiam kokteiliui specialiai pasigaminau ledo luitą, kad ledas ne taip greitai tirptų. Taigi pabandysime jį padalinti ir įdėti gražų didelį gabalą, didelį ledo luitą ir tęsiame su viskiu. Dar 20 ml viskio ir vėlgi maišome. Šiek tiek įpilsime marašino sulčių, tai bus apie 5 ml, tai suteiks šiek tiek saldumo. Kokteilis beveik paruoštas, belieka įdėti marašino vyšnaičių ir uždėti dėl aromato apelsino žievelės. Štai taip gaminamas kokteilis Old Fashion. Su jumis buvo Justė. Iki.